Čia mamytė, čia tėvelis, o čia aš. Pačias brangiausias savo nuotraukas mums rodo Brigita, arba Brigitukė, kaip ją močiutė vadina. Tokių kadrų, kur jie visi trys drauge, vos keletas belikę. Mamytės nebėra, tėtis turi kitą šeimą, o mergaičiukė auga su viena paskui kitą likimo smūgį patiriančią močiutę. Po kiekvieno išbandymo vis labiau virpančiomis rankomis, bet nepasiduodančia. Negaliu palūžti nežinia kam, savo ar mums, tvirtina Irena, kasgi Brigitukė užaugins. Net ir verkti prie jos negaliu, vaikas ir taip jau daug iškentėjo. Ir ašaras braukia, ir tabletes Irena geria paslapčia, kad anūkėlė nematytų. Kaipgi kitaip atbukinsi skausmą, kuris nuolatinis jos palydovas jau daugybę metų. Ir dvasinis, ir fizinis. Kai vyras dėl kitos moters ją paliko su 2 vos ūgtelėjusiomis dukrelėmis, Irena neraudojo. O ilgesnės kapeikos, kaip pati sako, išvažiavo ieškoti į Armėniją. Ir skolas jo paliktas sumokėjo. Tik kokia kaina. Svetimoje šalyje pateko į avariją ir vos neliko prikaustyta prie patalo visam laikui. Gulėjau ant lovos, buvau jau paralyžiuojama. Mama amžinatilsį mane iš nuo lovos keldavo. Aš keliais atsikeldavau su lazdele, atsistodavau ir jeigu reikia kur eiti, tai tik į tualetą ir kitur. Jeigu norisi prasivaikščioti, einam kartu su mama pasikibus, bet su lazdele ir vos, va taip negalėdavau. Tik tai žingsnis, taip ir per mane žingsnis. Irena pasiryžo operacijai. Vienos neužteko. O ir po antros ne viskas buvo taip, kaip tikėjosi. Buvo komplikacija ir paskiau pavyko normaliai, bet gydytojas pasakė, sako, kaip užmigau, taip ir atsikėliau su tuo pačiu skausmu. Su tuo pačiu skausmu. Gydytojas pasakė, dėkok Dievui, tu neparalyžiuota, tu negulėsi lovoj, skausmas jau tavo, sakau, kada jis man pasibaigs. Gausi 6 lentas, pasibaigs. Nu, jis sakau, dėkui Dievui, ir aš susitaikiau su tą mintim ir kiti sako, o, kad tu sveikai atrodai. Taip, nes tas jau skausmas jau mano, nieko nebepadarysi. Tačiau Irena sako, jog tai niekis palyginus su tuo, kaip kentėjo dėl dukterų. Abi mergaitės pasirinko ne tuos vyrus, abi jas skriaudė mušė, abi išsiskyrė. Oksana vėliau sutiko savo žmogų, o Žanetai ir toliau nesisekė. Su kitu vyru dar labiau vargo, tik tyliai, kad mamos nebeskaudintų. Bet motino širdis jautė, kad vaikui blogai. Atėjo ir sakė, mamyt, aš ir jis norim, kad palaimintum mus, mes padavėme pareiškimus rugpjūčio mėnesį. O aš gerai prisimenu, jin man sakė, jeigu turėsiu antrą kūdikį jau, tada aš jau apsispręsiu, aš jau tikrai tada tuoksiuosi. Nu, galvoju, tai jau turbūt turėsi tą vaikelį. Ir aš sakau, Žanutė, būk gera, su to gyvenai. Tu pagyvenk, aš tam Mindaugui sakau, pagyvenkit vaikai metus, nu nors pusę metų. Ir paskiau sako, tu mus palaiminsi, sakau, kol kas ne. Tai užpyka parvažiavo į tą pas Oksaną. Aš sakau, širdis mano jautė. Nenorėjau ir mano šalia, kur kartu prekiavom, jinai sako, kodėl tu taip jau kategoriška. Sakau, aš matau, aš jaučiu. Sakau, nu tikrai jaučiu. Sakau, nu ne jis, negali būti. Sakau, nuo vilko bėgant meškos, čia meška, sakau. Jo tas toks švelnų žodeliai ir visa kita, nu, ne iš širdies. Jisai va toks agresyvesnis gal kaip buvo. Nu ir matėsi, kad jisai pagerintis gerai. Nes ne vieną kartą ir mes buvom nuvažiavę į jo darbą. Ir sakė, neatėjo, nes prisigėręs buvo. Nu, gerdavo. O sesuo jums skųsdavos? Pasakydavo, bet, nu, kaip tas skundimasis ne kiekvieną kartą, jau, kada agresyviau, tada mes nuvažiuodavom. Ir mano vyras sakydavo, Mindaugai, tai duok man, sako, kam tu prieš moterį keli ranką, sako, tu ne vyras, vyrai taip nesielgia. Taip būdavo.
Nu, irgi nekoks gal būtų buvęs gyvenimas sesė su juo, bet. Ir tai vykdavo prie Brigitos ir jinai matydavo? Būdavo, kad ir prie Brigitos. O tada labai vyras mane pykdavo. Labai. Aš kada atvažiuodavau, visada Brigitą pasimdavau. Kad nematytų, bet ir tai paskutinį kartą, man atrodo, Brigitukas yra mačius. Kad yra sakius man, kad Mindaugas mušė mamytę. Bet tada tai buvo paskutinis kartas ir matomai tą patį vakarą viskas ir atsitiko, nes nebuvo nei telefono kortelės, o telefone. Nesakau, kas tik biškai truputis ir sesutė visada paskambindavo man. Visada. Ir jūsų sesė laukėsi vaikelio, kaip biškai? Taip. Laukėsi. Bent jau ekspertai taip, kada darė skrodimą, pasakė. Po 3 dienų paskui Žanetą savo norų išėjo ir Mindaugas. Tad ir visa tiesa iškeliavo ten, kažkur anapus. Bylinėtis nebeliko su kuo. Irenai reikėjo susiimti ir gyventi dėl tikrą pragarą mačiusios anūkės, kuriai te buvo 5. Kas rytą reikėjo keltis, ruošti pusryčius, pinti kases. Mergaičiukės tėvo gyvenime vietos jai neatsirado net ir po motinos mirties. Jis nebendrauja net su ją. Jai buvo 5 metukai, atėjo pas mus ir tortuką nupirkom ir arbatas ir viską. Jis taip žiūrėjo, kaip į... Galvoju, kad aš jau kažką tai jau sakysiu, kažką tai jau persakysiu, kad aš ant jo pulsiu. Nu ką, aš nieko nebepakeisiu, man jau viskas. Ką tu šauksi, tu kažką darysi, nieko nebepadarysi. Na ir pabuvom. Bet taip jinai apsikabinusi į tetę, bet jau taip tokie žagariai. Ir vis nuotrauka jos rodo ir sako, tetė, graži mūsų mamytė, graži mano mamytė. Ar ji tau graži? O jis jau kitą turėjo. Ar ji tau graži? Sako, graži. Nu, tik tai galvoju, dar paklaus, kodėl tu šitą išėjai. Bet ten sako, o kam tu jai piešiai už plaukučių, kam tu, tu manoji, nieko neatsakė, ką sakysi. Vaikas matė, viską matė. Policija kiek kviesdavo, klykdavo Brigita ištisai. Pas mane gyvendama dar 5 metų ir į Lovytę darydavo, klykdavo, šokinėdavo iš... Pasiekmes geros buvo labai. Matydama, kokia anūkėlė trapi, Irena tiesiog iš kailio nėrėsi, kad jai nieko netrūktų. Brigitos kambarį artimieji Barbės nameliu vadino. Mergaičiukė buvo išpuošta kaip lėlė, bet ji pati labiausiai džiaugiasi elektroniniu pianinu ir knygomis. Ne vaikiškomis, o enciklopedijomis. Mėgstamiausia jos knyga – Egiptologija. Aš paprastų knygų nelabai mėgstu. Pasakų ten, bet turi, aišku. O enciklopedijų daugiausia turi. Taip. Ir kas tai įdomiausia enciklopedijose? Apie ką daugiausia skaityti? Nežinau, apie faraonus, apie dievus, kas valdė, kokie vardai buvo. Didžiausia Brigitos svajonė nuvažiuoti į Egiptą ir pamatyti piramides. Kada nors ji būtinai tai padarys. O kol kas didžiausias džiaugsmas, kad per gaisrą pavyko išgelbėti savo brangiausią knygą. Barbės namelis supleškėjo nuo kalėdinių girliandų, bet knygos liko. Rizikuodama savo gyvybę, jas išgelbėjo viena namuose likusi mergaitė. Labai pradėjo smėlėti ir pradėjo mano šuo čiaudėti ir žiūrėjau, kad ten pasižiūrėjau ir žiūriu, kad užuolaidas pradėjo ten dūmėti. Ir paėmiau tą... Pas mus buvo girlianda ant durų ir nuėmiau tą girliandą, bet jinai buvo karšta ir nemačiau, kur ten numečiau aš ją. Tai paskui pradėjo tas mano darmenio čiužinys dūmėti ir aš išsigandau, nes paskui tada jau kambarys visas pradėjo dūmėti ir viską susidėjau ir greitai iškviečiau tą gaisrinę. O tai numerį iš kur žinojai? Tiesiog atsiminiau aš seniai, nes mūsų mokytoja dar mokė, tai ir taip prisiminiau, kad
Tada jį iškviečiau, pasakiau, kad pas mane labai kambarys dūmija. Man pasakė, kad greitai bėgti iš to kambario. Tada aš pasiėmiau visas tas knygas ir šunis pasiėmiau ir nubėgau pas tetą Oksaną. Ir dar visas knygas spėjai susirinkti. Nebaisu buvo, kad sudegsi. Nu, truputį baisu, bet tai kažkaip man vis tiek norėjau greitai, kad nereikėtų visko iš naujo ir mokyklą neštis ir viską imti. Labai brangios tos knygos. Labai. O kokios ten knygos? Enciklopedijų buvo, paskui mano mokyklinių buvo daug. Kuprinę savo pasiėmiau. Drabužis kelias įsidėjau ir viskas. Bus proga atsinaujinti, liūdnai šypteli Brigita. Iš barbio amžiaus jau išaugau. Galėsime kitokį kambarį įsirengti. Tik močiutės labai gaila. Nors dėl nugaros skausmo jai net pasilenkti sunku. Ji vis šveičia ir šveičia namus. Viską pati. Meistrų samdyti juk nėra iš ką. Jinai viena jau niekad neina, neprašo, ten neverkia, jau tokia, kaip čia pasakius, aš pati. Dirbti tai močiutės netgi nesustabdys. Dirbti. O tu padedi močiutei ką nors? Nu taip, ką galiu, tik tai. Kartais noriu netgi išplauti indus, bet močiutė neleidžia, nes sako, kad nėra šilto vandens, o reikia kaitinti vis. Tai neleidžia plauti indų. Norit pagrosiu močiutės mėgiamiausią dainą, netikėtai klausė Brigita. Jai labai patinka, kai aš groju. Tik norėčiau, kad daina nebūtų tokia liūdna. Močiutė sugalvojo, jin dainuoja netgi kartais, kai groju tą dainą. Tai. Močiutė labai jaudina šitie žodžiai, kad tyliau aš graudžiai verkiu.